Šiandien mano YouTube kanalas švenčia vienų metų jubiliejų ir dėkoju Jums, mėly mano klausytojai, bendrakeleiviai, bendraminčiai, už palaikymą, įkvėpimą, už svarbiausia praktinį gautų žinių panaudojimą, dalinimas jomis. Ir labiausiai tai dėkoju kūrėjui už galimybę tą daryti savo artimiesiems, už įkvėpimą, paramą, už techninę pagalbą. Jums spręsti 12 mėnesių, 51 video, viena paskaita daugmaž per savaitę ir beveik 1000 prenumeratorių. Man turbūt pati didžiausia nauda iš šio viso proceso, kadangi aš daug skaitau, daug mokausi, daug klausau paskaitų tam, kad pasiruoščiau pokalbiui su Jumis. Ir jau daugybę metų aš nežinau, kad tai reiškia nuobodu gyventi, neįdomu. Protą, kaip ir fizinį kūną, reikia treniruoti. Ir man džiugu, kad turiu kažką palikti po savęs. Gydytojo priedermė yra tokia pareiga, kad mes turim žmonėms nešti žinią. Juolab man labai pasisekė, kad aš turiu 2 medicinų žinias, šiuolaikinės ir ypač tos sakraliosios visų medicinų motinos Ayurvedos. Ir tai veikia. Ir šalia manis kažko trūko. Taip, visada buvau labai užimta, daugybę metų ir konsultacijos gyvai, dabar ypač daug online, paskaitos, seminarai, kažkokie mokymai, nežinau, filmavimais į kitur, bet dabartinė veikla su mano YouTube kanalu visiškai pripildė mano gyvenimą tokių prasme ir štai aš labai laukiu jūsų pasiūlymų naujoms paskaitų temams, aš jomis naudojuosi, jeigu pastebėjote tie, kurie siūlėte. Ir tie, kurie dar neužsiprenumeravo mano YouTube kanalą, kviečiu tą padaryti. Tiesiog paprašiau mums susižinoti, o aš jums, kiek tai sutampa su kūrėjo planu, pasižadu ir toliau dalintis nauja informacija, juolab, kad aktualijų yra labai daug. Esu jums ir su jumis. Saulytės jūsų širdyse. Būkite laimingi.